Sveiki visi. Aš esu Lidija, emocijų paleidimo trenerė, regresologė bei darbo su pasąmoniniam programom specialistė. Ir šiandien noriu pakalbėti būtent apie emocijų paleidimo techniką, nes šis terminas yra labai plačiai paplitęs, tačiau dauguma jį suvokia neteisingai. Esu ne iš vieno girdėjusi, kad tai ką aš nebejausiu, jeigu paleisiu, būsiu bejausmė daržovė, arba, pavyzdžiui, paleidinėsiu, kiek galima paleidinėti, bet niekas nesikeis. Tai tai yra netiesa arba tai yra neteisingo darbo rezultatai. Emocijų paleidimo technika nėra vien tik tai apie emocijos paleidimą. Tai yra be galo gilus darbas. Darbas su savimi, sąmonės plėtimas, bet išsamiau. Tai į mano gyvenimą emocijų paleidimo technika atėjo 2014 metais, kuomet aš buvau visiškai išsekusi, tiek emociškai, tiek fiziškai, kai nebemačiau aplamai prasmės gyventi, mano pagrindinė nuotaika buvo apatija, pasimetimas ir nežinojimas, ką toliau daryti su tuo savo gyvenimu, nes viskas sugriuvo ir išeities tarsi nėra. Ir pradėjus taikyti emocijų paleidimo techniką, maždaug pusės metų bėgyje, kardinaliai pasikeitė mano emocinė būsena. Atsirado daugiau lengvumo, atsirado džiaugsmo, atsirado noras gyventi ir atsirado suvokimas, kad vis tik viskas gali būti gerai, gali būti kitaip, nei buvo iki šiol. Tai pirmas momentas, kuris man susitvarkė ir pasikeitė, buvo mano emocinė būsena. Paskui labai stipriai tvarkėsi santykiai, nes tuo metu, kai jaučiausi prastai, mano visi buvę draugai atbyrėjo, atkrito, santykiai su šeima buvo tokie šalti ir tarsi nutraukti. Su vaikais santykis buvo labai sudėtingas, kadangi sūnui paauglystė, vyriausia dukra perėmė praktiškai mano pareigas, nes aš buvau nepajėgi jų atlikti. Na ir mažiausiai, žinoma, irgi turėjo painiotis, kuri iš tikrųjų yra jos mama, kadangi daugiausiai rūpinosi jie dukra. Na ir labai greitai susitvarkė ir tai yra santykiai su vaikais, santykiai su žmonėmis. Nesakau, kad sugrįžo seni draugai, bet atsirado naujų draugų. Lygiai taip pat labai pasidarė šiltas santykis su šeima. Toliau, kiek sunkiau pasidavė sveikata, bet turint kantrybės, turint noro ir nuolatos to siekiant, ji tikrai mane pakankamai tenkino. Liko tik keletas dalykų, tik keletas momentų neišspręstų. Na ir ilgiausiai laiko prireikė, dirbant, ieškant įsitikinimų, dirbant su pasąmoniniam programom, su emociniais blokais, tai yra finansai ir realizacija. Tai man užėmė maždaug 4 metus. Kadangi aš ėjau pati ieškojimų ir klaidžiojimų keliu, tai dabar žmonės vedu jau tiesiu keliu į tai, kur jie nori būti. Pradėjus naudoti emocijų paleidimo techniką, darbą su pasąmoniniam programom, regresija, ką tai reiškia? Tai reiškia grįžimą į praeitį, nes būtent ten ir yra šaknis mūsų kažkokių tai situacijų neišspręstų, kurios nesisprendžia. Kai mes atrandam šaknį, ją paleidžiam, sutvarkom, viskas ima taip pat keistis. Na ir naudojant šias praktikas išgyja žmogaus siela, keičiasi vidiniai konstruktai, keičiasi pasąmonės programos ir tokiu būdu kardinaliai keičiasi visas gyvenimas. Emocijų paleidimo technika. Tiesiog noriu įvesti jums aiškumą. Tai nėra tik apie emocijų paleidimą. Tai yra labai gilus darbas su savimi, atrandant vidinius konstruktus, kurie tave atvedė į tą tašką, kuriame dabar esi. Vidiniai konstruktai susideda iš pasąmoninių programų, kurios galima įsivaizduoti, kad tie vidiniai konstruktai tai yra mūsų gyvenimo traukinio bėgiai.
ir jais nuolatos rieda tavo gyvenimo traukinys. Tai yra automatiniu režimu veikia šitos programos, kol mes jų nepastebim, nepamatom ir nepaleidžiam. Na ir darbas su emociniais blokais, kodėl yra svarbus? Todėl, kad tai, ką mes iš savęs vibruojam, kokią pagrindinę emociją, o tai būna nerimas, priekaištai, susierzinimas, pyktis. Būtent šitie emociniai blokai yra kaip magnetai traukiantis įvykius į mūsų gyvenimą. Ir visi konstruktai valdantis tavo gyvenimą glūdi tavo pasąmonėje, kaip pasąmoninės ir dažniausiai nesuvoktos programos. Na, o emociniai blokai glūdi mūsų sielos archyvuose, kuomet įvyko kažkokia skaudi situacija, kurios mes nesutikom išgyventi, išjausti. Ir šios visos neišjaustos, neišgyventos ir nesuvoktos istorijos virsta emociniais blokais. Tai reiškia, kad emocinėme bloke nėra vienos emocijos, yra visa paletė emocijų priklausančių tam tikrai situacijai. Ir mūsų tikslas, naudojant paleidimo techniką, yra nerti gilyn į pasąmonę, atsidaryti sielos archyvus ir tyrinėti, kodėl šiandien yra taip, kaip yra, kaip aš tai susikūriau. Kodėl mano gyvenimas vyksta ne taip, kaip aš noriu, kad jis vyktų. Ir kai mes neriam gilyn, išlaisvinam užspaustas emocijas, ar ne, pasižiūrim, kiek ten jų yra. Visų pirma, transformuota energija, išlaisvinta energija grįžta į mūsų kūną kaip resursinė energija. Ir tuo pačiu mes gydom sielą. Ir mes galim būti laimingi tik tada, kai mūsų siela ir mūsų kūnas, kai mūsų siela yra sveika ir laiminga ir kai mūsų kūnas yra sveikas. Tada mes patiriam tikrą gyvenimo esmę. Taip, dabar kaip mes dirbam su skausmingom praeities situacijom, į kurias nenorėjom žiūrėti, nesutikom jausti, užsidarėm, užneigiam ir arba atvirkščiai, kaip tai priekaištavom, pykom, erzinomės, bet nesutikom sąmoningai pasižiūrėti į situaciją. Tai kai mūsų šiandien kažkas netenkina, mes sąmoningai išsakome ketinimą, sakome, prašau parodyk, kreipiamės į pasąmonę, ne, prašau parodyk šios problemos šaknį, ne, kada tai nutiko, kur tai nutiko. Ir kai mes leidžiamės į šitą problemą, mūsų tikslas yra suvokti, kaip aš tai susikūriau. Dabar labai įdėmiai įsiklausykit. Tai nėra tik pripažinti ir paleisti emociją. Pirmiausia, tai yra suvokti, kaip aš tai susikūriau, kodėl tai nutiko mano gyvenime, kodėl tai nutiko būtent man, kokios vidinės programos ar emocijos valdo mano gyvenimą, ką iš šitos situacijos turiu išmokti, ką nuo šiol turiu daryti kitaip, nei dariau iki šiol, ar ne? Tuomet vyksta giluminis darbas su savimi, giluminis gijimas sielos lygmenį ir konstruktų keitimas pasąmonės lygmenį. Tai yra vyksta transformacija. Keičiasi žemo dažnio emocijos, kai mes jas išlaisvinam, paleidžiam ar ne, į aukšto dažnio emocijas. Tokias kaip, tai yra kai mes suvokiam situaciją, ar ne? Mes pradedam jausti dėkingumą, meilę, ramybę, priėmimą, atleidimą. Ir kadangi anksčiau minėjau, kad mūsų emocija, ypač foninė vibracija, kurią mes nuolatos jaučiam ir patiriam, kuria mūsų ateities įvykius, kaip magnetas traukia įvykius, kurie mums patvirtina šią emociją. Tai reiškia, kad jeigu mes sunkaus pobūdžio emocijas, tokias kaip kaltė, gėda, pyktis, susierzinimas, priekaištai, ar ne, trūkumas kontrolės, trūkumas meilės, trūkumas saugumo pakeičiam, transformuojam į meilę, ramybę, džiaugsmą, priėmimą, vadinasi, mes jau nuo šios akimirkos į savo gyvenimą traukiame kitokius įvykius.
Tai darbo su savimi metu, naudojant emocijų paleidimo techniką, regresiją ir darbą su pasąmoninėm programom, svarbiausia yra suvokimai. Suvokti, kaip aš tai susikūriau, kokią pamoką turiu išmokti, kokia pamoka yra sielos lygmenį. Ir kai mes suvokiam, paleidžiam ir išmokstam, suprantam savo pamoką, ši situacija mūsų gyvenime daugiau nebesikartoja. Ir jūs dabar galite šioje akimirkoje truputį padaryti pauzę ir patyrinėti. Jeigu aš šiandien kažkur patiriu kažkokią tai negatyvę situaciją, ar ne? Kiek anksčiau buvo tokių panašių situacijų, kur aš lygiai taip pat jaučiausi. Ir galite pastebėti dėsningumą, kad kiekvieną kartą situacija, jinai ateina vis su didesnė jėga, vis stipriau ir vis su daugiau emocijų keliančiais įvykiais. Tai įrodo mums, kad va šitoj vietoje yra nesuvokta ir neišmokta pamoka. Tai vidinio, giluminio darbo su savimi pasiekmė yra besiplečianti sąmonė, ar ne? Paleidom emocijas, suvokiam, plečiasi mūsų sąmonė. Ir mes pasaulį pradedame suvokti ne per 5 kūno pojūčius, ar ne? 5 kūno pojūčius. Tai yra rega, klausa, uoslė, skonis ir jutimas. Mes pradedam pasaulį suvokti per sąmonės išmintį ir jausti per širdį. Kaip plečiasi mūsų sąmonė, mes tarsi matom bendrą paveikslėlį situacijos. Ne tik tai esame tame taške kaip maži, ne? Bet mes tarsi pakylam virš situacijos ir ją matom labai labai plačiai. Tai ir yra sąmonės plėtimas. Mes įgyjam sąmoningą išmintį, mes prisijungiam prie išminties lauko ir pradedame veikti ne iš vidinės jėgos per įrodymą, stumimą, situacijų prievartavimą, ar ne? Bet mes pradedam veikti per vidinę galią, lengvumą, pasitikėjimą, džiaugsmą ir žinojimą, kad visi keliai mane veda ten, kur ir aš noriu būti. Kas be nutiktų, kas be įvyktų, aš žinau, kad tai yra dėl mano tikslo. Toliau. Dirbant su emocijų paleidimo technika, mes turim daugiau gyvybinės energijos, nes užspausta emocija, užspausti emociniai blokai, esantis mūsų sielos archyvuose, blokuojantis mūsų kūno energijos tėkmę, jie ima iš mūsų energiją, jie mus sekina, nes mums reikia juos aptarnauti, palaikyti. Na, o pripažinta emocija, paleista ir transformuota, mums grįžta kaip energijos resursas. Tai reiškia, kai mes turėjom tai, kas mumise siurbia energiją, o dabar mes turim tai, kas mumise duoda, generuoja energiją. Ir emociškai mes jaučiamės daug lengviau, džiaugsmingiau ir gyvenimas atrodo žymiai paprastesnis ir lengvesnis. Atradus ir paleidus, svarbiausia atrasti, pirmiausia, pastebėti, sąmoningai suvokti, netarnaujančias mūsų labui programas, galime kurti visiškai kitokį gyvenimą. Ir tol, kol mes nematom, nepastebim, nesuvokiam šitų programų, tol jos veikia automatu. Pavyzdžiui, jeigu žmogus turi tokį įsitikinimą, norint turėti daug pinigų, reikia daug ir sunkiai dirbti. Ir aš pažįstu tokių žmonių, nors mums gali atrodyti, kad jau tai tikrai senai yra atgyvenę, bet tikrai, patikėkit, yra dar tokių žmonių, kurie gyvena pagal šitą įsitikinimą ir ką jie daro. Arba jie sunkiai ir daug dirba dviem pamainom tam, kad galėtų patenkinti savo poreikius ar truputį daugiau, arba iš vis atsisako stengtis ir dirbti, nes tai atrodo labai labai per sunku ir reikalauja per daug jėgų. Tai ar tau toks įsitikinimas tinka? Norint daug turėti, reikia daug ir sunkiai dirbti. Ar tu nori daug ir sunkiai dirbti tam, kad daug turėtum ir po to nebeturėtum laiko, tai išnaudoti, nes nebeturėsi sveikatos, jėgų ir nuotaikos? Tikriausiai ne.
Tuomet šitą programą tau verta būtų paleisti. Toliau. Kitas įsitikinimas. Gimęs ropoti niekada neskraidysi. Ir čia eina kalba apie tuos žmonės, kurie, pavyzdžiui, gimė šeimoje, kurioje buvo labai labai sunki finansinė padėtis, ar ne? Ties skurdo riba, galbūt alkoholizmas, galbūt maisto trūko, drabužių trūko, švaros trūko. Ir jeigu tu gimiai tokioje šeimoje ir turi tokį įsitikinimą, gimęs ropoti niekada neskraidysi, tuomet tau nepavyks išlipti iš truputį aukščiau. Tu gali būti virš tėvų gyvenimo lygio, bet tau niekada nepavyks tapti tuo, kuris gyvena klestėjime, prabangoje ir turi turtų. Tai ar naudingas tau toks įsitikinimas? Greičiausiai ne, todėl jį reikia paleisti. Toliau. Labai dažni įsitikinimai, nieko negalima pasitikėti. Apgaus, nuvils, apvoks, atstums. Ir vėlgi, jeigu tu turi tokį įsitikinimą, tai pasaulis tau demonstruos nuolatos. Kuo stipriau tu kuo daugiau turi kažkokių įrodymų savo gyvenime, tuo stipresnis įsitikinimas glūdi tavyje. Pavyzdžiui, esu silpnos sveikatos. Ir tai reiškia, kad aš nuolatos sirgsiu ir sirgsiu ir sirgsiu. Ir peršalimo lygom, ir paveldimom lygom, ir dar daugybė visokiausių lygų prigalvos mano pasąmonė tam, kad patvirtinti šitą įsitikinimą. Toliau. Ne vieną kartą girdėjau tokį įsitikinimą darbo su žmonėmis metu, kad esu atpirkimo ožys. Tai reiškia, esu kalta dėl visko, ką padariau ir ko nepadariau. Ir jeigu tu turi tokį įsitikinimą, jeigu jis guli tavyje, tau pasaulis vėl tai demonstruos. Tu nuolatos būsi kaltinama dėl visko, ką padarei ir ko nepadarei. Ar tau tai tinka? Ne. Toliau, dar vienas toks stiprus įsitikinimas. Nesidžiauk, nes bus dar blogiau. Ką tai reiškia? Tai reiškia, kad mes savo užsidraudžiam džiaugtis, o žinom, kad džiaugsmas yra aukšta vibracija, ne, aukšto dažnio vibracija, kuri į mūsų gyvenimą pritraukia dar daugiau džiaugsmo. Tai jeigu tu savo neleidi džiaugtis, vadinasi, tu negali patirti džiaugsmo išorėje. Nes tik vibruodama džiaugsmą viduje, tu gali pritraukti įvykius, kurie atitiks, rezonuos su šita vibracija. Ir šitoje vietoje gali pastebėti, kad tas posakis, kai viskas vyksta iš vidaus į išorę, ir yra apie rezonansą. Tai, kas rezonuoja su tavimi, tą tu ir patirsi išoriniam pasauliu. Jeigu su tavimi rezonuoja priekaištai, pyktis, neapykanta, apgavystės, nepasitikėjimas, visą tai tu ir gausi. Jeigu su tavimi rezonuoja džiaugsmas, meilė, lengvumas, ramybė, visą tai tu ir gausi kaip įrodymą išoriniam pasauliu. Na ir dar keletas įsitikinimų. Pavyzdžiui, esu niekam nereikalinga. Tai iš karto vienišumo jausmas, liūdesys, nereikalingumas, beprasmybė ir visa kita paletė einanti jausmų kartu su šituo įsitikinimu. Ar jis tau naudingas? Tikrai ne. Na ir pavyzdžiui, visiems vyrams rūpi tik tai viena. Tai jeigu tu nori darnių, gražių santykių, paremtų pagarbą, meilę, džiaugsmų, ištikimybę, ar ne? Bet turi šitokį įsitikinimą, tu niekada negalėsi tokių santykių sukurti. Nes tavo vyras, tavo partneris, tau visada įrodys, kad visiems vyrams rūpi tik tai viena. Ir šitoje vietoje tu gali pagalvoti, kad va, ir čia buvo taip, ir čia buvo taip, ir čia buvo taip, ir aš tuo patikėjau. Tai reiškia, kad mums atrodo, kad pirma buvo faktas ir tik tada gimė įsitikinimas ar sprendimas. Tačiau iš tikrųjų yra atvirkščiai. Pirmiausia, tavyje yra tikėjimas ar netikėjimas. Tavyje yra baimės, tavyje yra nesaugumas, tavyje yra trūkumas meilės. Ir būtent per šitą tavo emocinę vibraciją pasaulis tau įvykiais parodo, atskleidžia tavo vidinę būseną, tavo vidinį konstruktą. Ir tai reiškia, kad netgi jeigu tau atrodo, kad buvo čia, buvo čia, buvo čia, buvo čia, ir tik tada aš tuo patikėjau, tik tada tai susikūriau. Tu turi suprasti, kad pirminė įvykių priežastis yra tavyje. Ir tai gali būti
iš labai labai gilios vaikystės, kuomet tu neprisimeni, kuomet tėvai tau išpakavo tavo atsineštas dovanas, arba suaktyvino kažkokias programas, arba tai gali būti iš praeitų gyvenimų, kuomet tavo siela kartoja ir kartoja kažkokią tai tą pačią neišmoktą pamoką ir vis dar neišmoksta. Ir jeigu tu nuo vaikystės patiri kažkokius labai labai sunkius patyrimus, prievartavimą, alkoholizmą, baudimą, nepriteklių, skurdą, nešvarą, šaltį, ar ne, patyčias, tai 100% tu atėjai su šitom programom savo sielos archyvose ir pasąmoniniam informaciniam lauke. Vadinasi, visą tai tu jau atsinešiai. Atsinešiai tam, kad išmoktum šią pamoką. O ką reiškia išmokti šią pamoką? Reiškia suvokti, per kokias programas aš tai susikūriau, atleisti, paleisti, transformuoti, padėkoti tam, kuris suaktyvino šią programą ir visą šitą situaciją neutralizuoti, užpildant besąlyginės meilės energiją, suvokiant, kad pasaulyje klaidų nėra ir kad mes čia gyvename šitame žemės žaidime tam, kad siela išmoktų besąlygiškai priimti ir mylėti. Ir visos situacijos, kuriuose tau skauda, kuriuose tu erzinėsi, kuriuose priekaištauji, kuriuose patiri beprasmybę, apatiją, nusivylimą, vienatvę. Visur, visur nėra suvokimo, kad tai tavo vidinių programų atspindys. Ir tai, kad toje situacijoje nėra meilės. Tai reiškia, kad tu šią situaciją matai iš savo ego, iš savo proto. Ir tu ją matai ribotai. Bet kai tu pamatai ją iš sąmonės perspektyvos, pakyli virš situacijos, tu ją suvoki plačiau, giliau ir nustoji visą pasaulį kaltinti, nes žinai, nes suvoki, kad tik tu susikūrei tai, kas tau nutiko. Ir išmokta pamoka reiškia, kad daugiau tokia situacija tavo gyvenime nebepasikartos. Na, o jeigu ji pasikartos, arba ji neturės jokio emocinio fono, na, arba reikš, kad tu dar kažko nepaleidai, dar kažko nesuvokiai. Pasaulis atliepia tau pagal tavo vibracijas, rezonanso dėsnis. Tai emocijų paleidimo technika ir yra apie tai. Tai nėra apie vieną paleistą emociją. Tai yra apie visą giluminį, kompleksinį darbą su savim. Ir kai aš pradedu mokyti žmonės visų šių technikų, tai pirmiausia, pradedu nuo atsakomybės. Tol, kol tu neprisimi atsakomybės už savo gyvenimą, tol tavo gyvenime niekas negali pasikeisti. Kodėl? Todėl, kad kol tu kaltini kitus, sakydamas, jis kaltas, jis tai padarė, ji tai padarė, jis manęs neklauso, jis manęs negirdi ir vėl užmiršo ir vėl apgavo, tu nesuvoki pačio pagrindinio dėsnio. Kad pasaulis yra tik tavo vidinių programų atspindys. Vadinasi, vietoj piršto nusukto į kitus, atsuki pirštą į save ir klausi. Aha, tai kaip aš tai susikūriau? Kokios programos gyvena manyje? Kokių jausmų aš nesutinku jausti? Iš kokios situacijos tai ateina? Ko aš bijau? Kur aš nepasitikiu? Ko man trūksta? Viskas yra manyje ir apie mane. O išorė yra mūsų sufleriai, kurie mums parodo, ko mes viduj nepamatėm, netransformavom ir nepriėmėm su meile. Tai kai mes savęs pradedam klausti, kaip aš susikūriau, ką turiu suvokti, ką turiu išmokti, kaip toliau turiu veikti, kad pasiekčiau tai, ko noriu, kad turėčiau tai, ko noriu, kad gyvenčiau tokį gyvenimą, kaip noriu. Visi atsakymai tavyje, išorėje nėra nei vieno atsakymo. Išorėje yra tik tavo sufleriai.
Na ir noriu aš Jums pristatyti, pakviesti į bazinį emocijų paleidimo bei sąmonės plėtimo kursą Laiminga siela, kuris susideda iš 3 modulių. Tai pirmas modulis ir yra būtent emocijų paleidimo technikos įvaldymas. Ir įvaldymas darbo su pasąmoniniam programom. Tai yra atsakomybės prisijėmimas, įrankių įvaldymas, sąmonės plėtimas, darbas su pasąmoniniam programom, darbas su emocijom ir emociniais blokais, tai yra pasipriešinimas, baimė, kaltė, išdidumas, pyktis, visi trūkumai, trūkumas kontrolės, trūkumas saugumo, trūkumas meilės ir pritarimo, bei plačiais emociniais blokais, ar ne, kurie kyla iš skausmingų praeities istorijų, nuoskaudų, įsižeidimų. Tai pirmo modulio metu mes įvaldom gerai įrankius, išmokstam suvokti, plečiasi mūsų sąmonė ir pradedam keisti savo vidinius konstruktus, tai yra savo gyvenimo traukinio bėgius, kurie buvo statiški ir nuo mūsų visiškai nepriklausė, mūsų traukinys važiavo taip, kaip važiavo, mes pradedam po truputį juos sukti ten, kur norim nuvažiuoti. Antras modulis yra priimti ir mylėti save. Kodėl tai yra bazinis modulis? Kodėl tai yra svarbu? Todėl, kad, kaip minėjau, visas gyvenimas vyksta iš vidaus į išorę. Visa išorė yra mūsų vidinio pasaulio atspindys. Ir jeigu aš nemyliu savęs, jeigu aš kaltinu save, jeigu aš nekenčiu savęs, jeigu aš nuolatos kovoju su savo kažkokiais programom dalykais, su savo išdidumu, su savo pykčiu, su savo neveiklumu, visa tai man demonstruos išorinis pasaulis. Tai yra, kol aš nemyliu savęs tokios, tol aš nemyliu tokių žmonių esančių aplink mane. Ir kai aš pradedu mylėti save visokį, aš pradedu mylėti pasaulį visokį. Ir tada pasaulis pradeda mylėti mane visokį. Tai pirmas momentas yra priimti ir mylėti save visokį. Išsivaduoti iš poreikio įtikti ir patikti. Išsivaduoti iš poreikio būti gera, balta ir pūkuota vien tam, kad mane mylėtų. Toliau santykis su vidiniu vaiku. Tai be galo svarbu. Nes jeigu tavo vidinis vaikas yra neišgirstas, užneigtas ir yra nepatenkintas, tu niekada negalėsi turėti džiaugsmo, lengvumo ir polėkio. Taip kaip ir tavo neišgydyta siela, taip ir tavo neišgydytas vaikas, tau neleis džiaugtis gyvenimu. Todėl labai svarbu susitikti su savo vidiniu vaiku ir duoti jam viską, ko jisai tik tai nori. Ir ant rankų nešioti, ir užpildyti meilę, ir nupirkti jam ledų, ir nuvažiuoti pasisupti į karuselės, ir viską, ko nori tavo vidinis vaikas. Tai yra išpildyti jo neišpildytas svajonės. Toliau, labai svarbu pasitikėjimas savimi. Nes jeigu tu nepasitikė savimi, o tu nepasitikė savimi ten, kur tu jautiesi bloga, kalta, nepakankama, tai yra kuo daugiau tavyje yra kalties jausmo, tuo yra tavo mažesnė, menkesnė savivertė. Ir kuo yra mažiau kalties jausmo, tuo yra didesnė tavo savivertė. Nes tu tampi patikima pati savo. Ir kai tu tampi pati patikima savo, tada tu tampi patikima pasauliui. Tada pasaulis tampa patikimas tau. Ir visata tampa patikima tau. Tai yra atsiranda pasitikėjimas vedimu. Žinojimas, kad viskas vyksta tik dėl mano ketinimo, tik dėl mano tikslo. Ir pasitikėjimas, kad anksčiau ar vėliau tai ateis į mano gyvenimą. Ir pasitikėjimas, kad aš esu saugoma ir vedama. Dar vienas svarbus momentas - priimti ir mylėti savo kūną. Nes kaip ten bebūtų, per kūną mes veikiam. Per kūną mes patiriam. Per kūną mes reiškiamės. Per kūną.
tik per kūną mes galim patirti visą teikiamą gyvenimo malonumą ir džiaugsmą. Ir jeigu mes atsisakom mylėti savo kūną, mes automatiškai atsisakom gerų, gražių pojūčių. Na ir vertybės. Išgrynintos vertybės yra tavo gyvenimo šis. Tai tiek apie antrą modulį. Na ir trečias modulis yra sąmoninga gyvenimo kūryba, išmanant visatos veikimo principus. Vien tas suvokimas, kad aš kuriu savo gyvenimą pagal savo vidinius konstruktus, jau duoda mums didelį raktą į atverti norimo gyvenimo duris. Bet jeigu tu suprasi dar giliau ir dar daugiau, tu turėsi dar daugiau suvokimo, dar platesnį vaizdą apie tai, kaip turi savo gyvenimą. Tai čia yra tokios temos kaip karminis ratas, kaip nustoti jį sukti, ar ne, išgydyta siela, vibracijos, smegenų bangavimas, reakcija, leidimas viskam būti, neutralumas, kodėl yra svarbu neutralumas, kodėl yra svarbu leidimas viskam būti, dėmesys. Dėmesys yra vienintelis ir svarbiausias tavo kūrybos įrankis. Ten, kur dėmesys, ten energija. Kur energija, ten materializacija. Ir jeigu tu savo dėmesį išbarstai į tai, ko tu nenori, tai tu kuri tai, ko tu nenori. Bet jeigu tu sąmoningai, išmanydama visatos dėsnius, sutelki savo dėmesį į tai, ko tu nori, anksčiau ar vėliau tai ateis į tavo gyvenimą. Toliau, manifestavimo mechanizmas, suvokimas apie senosios matricos griūtį, kaip jinai griūna, kaip reaguoti, kodėl tai turi būti. Na ir pilnatvės sąmonė. Nes gyvenant iš pilnatvės sąmonės mes pateikiame pilnatvės vibraciją visatai, ar ne, duodami žinoti, kad man visko pakanka, aš visko turiu, aš gyvenu gausoje, dėkingume, džiaugsme, meilėje ir ramybėje. Tai toks yra bazinis kursas, na, o paskui šitą bazinį kursą, norint įsigyti kitus po to būsiančius kursus, reikia išklausyti, todėl kad tai yra bazė. Be bazės niekur. Bet toliau, kurie eis kursai, juos galima įsigyti bus atskirai. Tai yra vienas bus, kaip dirbti su tikslais, su ketinimais, ar ne, kaip apžiūrėti, paleisti visas programas, kad tai ateitų į mano gyvenimą lengvai, džiaugsmingai ir paprastai. Na ir darbas su baziniu ketinimu. O bazinis ketinimas yra viskas mano gyvenime vyksta lengvai ir paprastai. Tai vienas toks kursas, kurį bus galima įsigyti praėjus šitą bazinį kursą. 3 modulius. Kitas yra sveikatos tema. Visos programos, visi emociniai blokai, visos baimės, tėvų ligos, praeities praradimai ir taip toliau, senatvinės ligos. Su visu to mes dirbam. Tai yra emociniam lygmenį, mentaliniam lygmenį ir fiziniam lygmenį. Toliau, kitas kursas santykiai. Tai yra santykiai su artimiausiu ratu, tėvai, pirmiausia globėjai, sesės broliai, tada ir seneliai, tada jau mūsų sukurta šeima, ar ne? Sekantis ratas yra socialiniai santykiai, tai yra draugai, kolegos ir visas aptarnaujantis personalas. Taip. Na ir dar viena tema, 4 tema, laisvai pasirenkama, tai yra finansai, pinigai ir realizacija. Tai reiškia, kai tu išklausysi tuos 3 bazinius modulius, po to gali rinktis bet kurį kursą, kuris tau yra aktualu pagal tavo gyvenimišką situaciją. Na, o jeigu tu jau dalyvavai kažkuriame iš mano kursų, priklausomai nuo to, aišku, kada tai buvo, bet jeigu tai buvo paskutiniai 3 metai, tuomet tu gali neišklausyti bazinio kurso ir iš karto įsigyti vieną iš tų tikslai, sveikata, santykiai, realizacija, finansai, pinigai. Va, tai labai nuoširdžiai kviečiu tave prisijungti prie šito kurso. Jis bus labiau savarankiško pobūdžio, tai yra visa medžiaga reikalinga savarankiškam darbui, jums bus pateikta ir bus galimybė užduoti klausimus ir gauti pirmąją
pusės valandos asmeninė sesija, paskui esant reikalui ir užstrigus po 15 minučių mano asmeninio dėmesio. Jei matysiu, kad bus poreikis, padarysim kartą per mėnesį bendrą susitikimą. Tai, ką norėjau pasakyti, šiandien baigiau. Jei patiko, spausk patiko. Jei manai, kad kažkam tai gali būti naudinga, pasidalink. Ir laukiu tavęs šiame baziniame kurse Laiminga siela.